Širdies čakros aktyvacija, gydomoji meditacija su Arkangelu Rafaeliu. Tai 4 meditacija iš gydančiųjų meditacijų ciklo skirto susiliejimui su aukštesniuoju aš. Šiek tiek apie šią meditaciją. Šios meditacijos yra unikalios ir vyksta gyvo arba tiesioginio srauto būdu. Tai reiškia, kad jas įrašomi būdami energinio srauto būsenoje, giliame ryšyje su subtiliais pasauliais, dvasinė realybė ir susilieja su savoju aukštesniuoju aš. Taip pat perduodame jums jungtinę materialių pasaulių ir civilizacijų, dvasinio pasaulio, arkangelo ir mūsų kūrėjo absoliuto energiją. Šios meditacijos yra už laiko ir erdvės ribų, todėl jas galima kartoti tiek kartų, kiek norima. Jos išlieka veiksmingos net ir įrašytos. Dvasinis pasaulis iš anksto žino, kas praktikuos meditaciją ir kokia energija kiekvienam dalyviui bus reikalinga. Taip energija veikia kiekvieną medituotoją unikalių būdų ir asmeniškai, nes šie energijos rautai yra nukreipiami individualiai. Šioje meditacijoje energiją nukreipsime į širdies čakrą. Tai labai svarbi čakra, nes ji susijusi su mūsų emocijomis ir savybėmis tokiomis kaip meilė. Širdies čakra atsakinga už jausmų harmonizavimą, už vidinį balansą, už ryšį su aplinkiniu pasauliu, tiek materialiuoju, tiek dvasiniu. Be to, jie atlieka svarbų vaidmenį bendravime tarp žmonių, padeda išreikšti savo emocijas ir jausmus. Ši čakra sujungia ir harmonizuoja energijas, egzistuojančias mūsų dvasinėje vibracinėje erdvėje. Ji veikia mūsų emocijas ir jausmus, padeda atskleisti vidinę harmoniją. Šiandien dirbsime su šia čakra, plėsime jos energiją energetinėje struktūroje, suderinsime jos sąveiką su kitomis čakromis. Kai širdies čakra atsidaro ir harmoningai vystosi, tai padeda giliau išreikšti jausmus. Be to, meditacijoje dalyvaujančios subtiliųjų pasaulių civilizacijos įgalins energetinę sąveiką tarp žemiškų ir dvasinių pasaulių. Sąveika su dvasiniu pasauliu yra labai svarbi, nes mūsų aukštesnysis aš yra dvasinėje būtyje. Šioje meditacinėje praktikoje širdies čakra sąveikaus su galingais energijos rautais, užsipildys meilę, apsivalys nuo blokų. Ji užpildys ne tik tavo energetinį kūną, bet ir visą Žemę, Saulės sistemą, galaktiką ir visą pasaulį, tiek materialų, tiek subtilųjį dvasinį. Ir tu pajusi tokią meilę, kokia juntama dvasinėme pasaulyje. Brangi siela, pasinerk į meditacinę būseną. Įsitaisyk patogiai, atsipalaiduok. Užsimerk, paleisk visus šios dienos rūpesčius. Giliai ramiai įkvėpk, sulaikyk 3 sekundės ir lėtai iškvėpk. Iškvėpk kartu ir visas neramės mintis. Pasinerk į harmonijos, ramybės, pusiausvyros būseną. Pasinerk į save, į savo dvasinį širdies erdvę. Visas nerimas ir rūpesčiai palieka tave. Viskas, kas jungia tave su materialiuoju pasauliu, lieka už tavo energinio lauko ribų. Pakviesk savo mokytojus, savo aukštesnįjį aš. Nurimk. Giliai įkvėpk per 3 akį. Švelniai iškvėpk per širdies čakrą. Atpalaiduok visą kūną ir pajusk visišką ramybę. Vėl įkvėpk per 3 akį, pripildydama save spindinčią baltą energiją. Ir iškvėpk per širdies čakrą, anahatą. Dar kartą įkvėpk. Nukreipk energijos srautą per širdies čakrą.
O dabar nukreipk 2 žalius šviesos spindulius į motinos žemės brandolį. Įsižemink. Grįžk į dvasinę širdį esančią tarp fizinės širdies ir stuburo. Dvasinėje širdyje gali matyti švytėjimą. Jis gali būti auksinis, o gal baltas arba geltonas. Jei nematai, tai tiesiog įsivaizduok arba žinok, kad tavo dvasinė širdis švyti. Pajusk, kaip suaktyvėja karūnos čakra. Jis sukasi prieš laikrodžio rodyklę, atsiveria dvasinių energijų portalas, susijungia žemė ir kosmosas. Arkangelai iš dvasinio pasaulio energijų formuoja šviesos kupolą, kuris apgaubia tave. Pradeda tekėti aukso spalvos kūrėjo energijos rautas, besąlyginės meilės šaltinis. Jis prasiskverbia per karūnos čakrą, užpildo visą galvos erdvę, nuvalo subtiliuosius kūnus, nuplauna kiekvieną fizinio kūno ląstelę tiek viduje, tiek išorėje. Pajusk gaivinančią besąlyginės meilės energiją. Arkangelai tęsia dar su tavo energiniais laukais, prisijungia materialiusios žemės civilizacijos. Besąlyginės meilės rautas toliau leidžiasi žemyn, užpildydamas gerklės čakrą, užpildydamas visą krūtinės centrą galingą šviesos banga, leidžiasi per kojas, išeina už kūno ribų, susijungia su žemės brandoliu. Prasideda širdies čakros aktyvavimas. Jis sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Užsipildo auksiniu besąlyginės kūrėjo meilės rautu. Ji plečiasi iki subtiliųjų kūnų ribų, iki patalpos, kurioje esi ribų. Pajusk absoliučios meilės rautus visam, kas yra. Ši energija teka per tave, per tavo širdies čakrą, užpildo namus, artimuosius, mylimus žmones, užpildo visą miestą, užpildo kiekvieną jo gyventoją. Širdies čakra toliau plečiasi, jos rautas apima visą šalį, užpildydama šviesa visus jos gyventojus. Tu esi tiek pripildytas besąlyginės meilės, kad gali perduoti ją kiekvienam žmogui, leisti jam pajusti šį absoliutų laimės šaltinį. Širdies čakra sukasi vis greičiau, arkangelų energija sustiprina vibraciją, tu jau apgaubi visą planetą Žemę, paneri į galingą energijos rautą ir išplėti savo širdies čakrą iki Saulės sistemos ribų. Pajusk, kad esi meilė. Užpildyk ją visą erdvę aplink save. Pripildyk auksiniu srautu, kūrėjo simboliu, viso ko gyvybės šaltiniu. Šviesos kupolas aplink tave auga, širdies čakra apima visą visatą, visas galaktikas, įsivyrauja dieviškoji vienybė. Tavo sąmonė plečiasi, tampi vieno dieviškojo šviesos šaltinio dalimi. Užpildai meilės rautų kiekvieną būtybę kiekvienoje galaktikoje, kiekvieną planetą, visus subtilius ir materialius pasaulius. Čakra plečiasi iki viso kūrinijos pasaulio ribų, išeini už sąmonės ribų, auksinės besąlyginės meilės rautai liejasi per tave į visą kūriniją.
Šis begalinis grynos meilės rautas neturi ribų. Jis priimamas kiekvieno gyvo organizmo. Tu esi galia, meilė, šviesa. Tu keiti savo sąmonę. Jautiesi kaip begalinė dieviška būtybė pripildyta absoliučios meilės. Apkabini kiekvieną gyvą būtybę žemėje, kiekvienoje galaktikoje, visoje visatoje. Tu esi šviesa, tu esi dalis besąlyginės kūrėjo meilės. Ši meilė teka tavimi ir per tave. Jie apgaubia kiekvieną gyvą būtybę, suteikia ramybę, harmoniją ir absoliučią laimę. Tu esi gyvenimo gėlė, tačiau taip pat ir jos centras. Įsivaizduok, kaip didingi auksiniai dieviškosios energijos srautai nuo tavęs sklinda į visas puses, užpildydami gyvenimo gėlę, prasiskverbdami per visą kūriniją. Tavo dvasinėje širdyje dega dieviškoji kibirkštis. Prisipildyk šiais auksiniais srautais, užpildyk jais visą savo gyvenimą, užpildyk jais visą kūriniją. Gali kartoti garsiai arba mintyse. Aš esu grynas, atviras mūsų kūrėjo, besąlyginės meilės portalas. Aš esu atvertos durys į materialų pasaulį. Aš esu atvertos durys į jo besąlyginę meilę, kuris sklinda per mane kaip begalinis šaltinis. Aš esu besąlyginė meilė. Aš myliu visas kūrinijos būtybės, kiekvieną kūrėjo dalelę, nes kiekvienas yra mano dalis, o aš esu jo dalis. Mes esame vienis. Pajusk besąlyginės meilės buvimą visais lygmenimis. Pastebėk, kaip galingi energijos srautai aktyvina tavo širdies čakrą, plečia ją už fizinės realybės ribų. Priimk meilės srautus iš kūrėjo šaltinio, iš pirminės pradžios, kuris suteikia gyvybę visai kūrinijai. Tu esi neatskiriama visatos dalis. Per tave teka pati kūrinijos esmė, besąlyginė kūrėjo meilė. Pažvelk, kokia ji nuostabi. Pažvelk, koks nuostabus tu, spindintis auksinės dieviškosios šviesos energijose. Pasijusk dievišką esybę, pasijusk šviesa, pasijusk meilę, pasijusk tuo, kas esi iš tiesų. Tavoji širdies čakra išsiskleidusi lyg nuostabus žiedas, visiškoje pusiausvyroje ir harmonijoje su visomis 6 čakromis. Širdies čakra sukasi prieš laikrodžio rodyklę, su kiekvienu apsisukimu subalansuodama energiją. Ir ji pamažu grįžta iki visatos dydžio,
iki galaktikos dydžio, iki Saulės sistemos dydžio, iki Žemės, miesto, namų, kambario dydžio. Ir portalas į Kūrėją užsidaro ir į dvasinį pasaulį, į subtiliuosius pasaulius. Bet dvasinis kanalas, kuris jungia tave su tavo aukštesniuoju aš, lieka atviras. Auksinės energijos rautas toliau sklinda per tavo karūnos čakrą, koncentruojasi širdies centre. Tu pamažėlė grįžti į savo subtilųjį energijos lauką, į savo fizinį kūną. Gali pajusti besąlyginės meilės rautus per rankų čakras, per pirštų galiukus. Subtilus pasauliai ir arkangelai vis dar dirba su tavo energinė struktūra, užbaiginėja širdies čakros aktyvaciją. Pamažėlė grįžk į įprastinę fizinę būseną, atgimk dvasinės šviesos pripildytoje realybėje. Ramiai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Ir su didžiuliu dėkingumu ir atvira ir kupina meilės širdimi padėkok visiems, kurie šiandien dirbo su tavimi, visiems, kurie dalyvavo šioje meditacijoje. Ir su giliu pasitenkinimu už atliktą darbą grįžk į būseną, aš esu čia ir dabar. Ramiai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Ir švelniai išeik iš meditacinės būsenos ir atverk žemiškasias akis. Galbūt pajusi stiprų spaudimą širdies srityje. Tai natūralu, nes čakra buvo išplėsta iki neįtikėtinų ribų. Nesijaudink. Šios energijos pamažu susibalansuos per artimiausias kelias dienas. Ši meditacija galbūt pažadino ir gilius fizinius pojūčius, nes subtilios civilizacijos prisidėjo prie tavo energinės harmonizacijos. Nebijok fizinių pojūčių, jie visiškai natūralūs ir netrukus nurims. Dėkoju tau už dalyvavimą meditacijoje, siunčiu tau šviesą ir meilę. Iki kitų susitikimų, tavo Meditėja.